Sveiki, turbūt visi sutiksime, kad sveikata tai didžiausias mūsų turtas, o judėjimo laisvė yra, tiesiog neatsiejama geros savijautos dalis. Bet kas nutinka, kai šią laisvę staiga apriboja skausmas? Viena iš labai dažnų, bet tiesą sakant dažnai neteisingai suprantamų priežasčių yra fascitas. Taigi šioje apžvalgoje mes pasinirsime giliau, kas tai per dalykas ir, svarbiausia, kaip su juo tvarkytis. Tik įsivaizduokite, rytas, keliatės iš lovos, dedate koją ant žemės ir auč! Aštrus, veriantis skausmas kulne. Jei šis scenarijus skamba iki skausmo pažįstamai, žinokite, tai yra pats ryškiausias ir ko gero geriausiai atpažįstamas padų fascito simptomas. Tai tarsi kūno siunčiamas signalas, sakantis, ei, atkreipk dėmesį, čia kažkas negerai. Gerai. Dabar, kai jau atpažinome tą pirmąjį, patį nemaloniausią simptomą, pats laikas pereiti prie esmės. Taigi, kasgi iš tikrųjų slypi už šio medicininio termino fascitas? Išsiaiškinkime paprastai. Įsivaizduokime fasciją kaip tokį, vidinį kūno kostiumą. Tai tamprus, labai tvirtas tinklas, kuris laiko visus mūsų raumenis ir kaulus savo vietose. O kas nutinka, kai šis tinklas patiria per didelę įtampą, nuolatinės mikrotraumas? Teisingai, jis užsidega. Ir nors fascikas gali atsirasti įvairiose kūno vietose, pėdos yra dėja jo mėgstamiausias taikinys. Tai dabar klausimas, o kasgi sukelia tą uždegimą? Žinote, kaip norėtųsi rasti vieną kaltininką ir viską išspręsti, bet tiesa yra šiek tiek sudėtingesnė. Labai svarbu suprasti, kad retai kada būna viena konkreti priežastis. Dažniausiai tai yra visa plokštė veiksnių, kurie laikui bėgant pamažu perkrauna mūsų pėdas. Ir štai čia prasideda pats įdomumas. Pagalvokime apie tai kaip apie taurę, kuri pamažu pildosi. Netinkami batai – lašelis. Stovimas darbas – dar keli lašeliai. Intensyvios treniruotės – dar šlakelis. O kur dar pėdos struktūros ypatumai ar papildomas svoris, kuris nuolat spaudžia pėdas? Ir su amžiumi fascijos elastingumas natūraliai mažėja. Visi šie dalykai susideda ir galiausiai sukuria, tiesiog tobulas sąlygas uždegimui įsiplieksti. Gerai, supratome priežastis, problema tapo aiškesnė. Kokie dabar pirmieji žingsniai, kurių galima imtis, kad tą skausmą numalšintume? Laimiai pirmoji ir dažnai tikrai veiksminga gynybos linija yra prieinama čia pat, namuose. Šie metodai yra, galima sakyti, laiko patikrinta klasika. Poilsis skamba paprastai. Tiesa, bet jis leidžia audiniams pradėti gyti. Specialūs pratimai pamažu gražina elastingumą ir jėgą. Tačiau čia yra vienas esminis dalykas – nuoseklumas ir kantrybė. Greitų rezultatų tikėtis tikrai neverta. Tai labiau maratonas, o ne sprintas. Ir štai čia mes prieiname prie lūžio taško. Taip, tradiciniai metodai veikia tikrai daugelį, bet ką daryti, jeigu praeina savaitės, o tas rytinis skausmas niekur nedingsta? Tai yra ženklas, kad kūnui gali prireikti, rimtesnio postumio iš išorės. Ir būtent čia į pagalbą ateina šiuolaikinės technologijos. Leiskite pristatyti smūginės bangos terapiją. Tai modernus, visiškai neinvazyvus ir, kas svarbiausia, itin veiksmingas gydymo būdas lėtiniam fascitui, ypač tais atvejais, kai atrodo, kad jau niekas nebepadeda. Tai kaipgi tai veikia? Iš esmės, tai yra tarsi žadintuvo skambutis mūsų organizmo gydymo mechanizmams. Akustinės bangos sukuria kontroliuojamą mikrotraumą toje vietoje, kur yra problema. Ką daro kūnas? Jis į tai reaguoja, siųsdamas visas savo remonto brigadas. Suaktyvinama kraujotaka, skatinama ląstelių regeneracija. Taip mes tiesiog paskatiname natūralius kūno procesus veikti greičiau ir efektyviau. O vienas didžiausių šios terapijos privalumų yra jos efektyvumas ir greitis. Įsivaizduokite, visa procedūra paprastai trunka vos 15-20 minučių. Nereikia jokio specialaus pasiruošimo, tai greitas, koncentruotas ir labai tikslus poveikis būtent ten, kur jo labiausiai reikia. Ir čia gydytojas Giedrės Banienės mintis pataiko tiesiai į dešimtuką. Nėra vieno stebuklingo sprendimo tinkančio absoliučiai visiems. Kiekvienas atvejis yra individualus. Todėl svarbiausia – išgirsti tuos pirmosius kūno siunčiamus signalus, nenumoti į juos ranką ir laiku pasikonsultuoti su specialistu. Gydymas, ar tradicinis, ar modernus, be abejo yra gyvybiškai svarbus. Bet ar nebūtų geriau išvis išvengti viso šito skausmo? Būtent. Todėl prevencija yra dar svarbesnė. Dabar, kai jau žinome, kas sukelia problemą, galime pakalbėti apie tai, kaip jai užkirsti kelią.
Šie patarimai gal ir atrodo labai paprasti, bet patikėkite, jie yra ilgalaikės pėdų sveikatos pamatas. Tinkami batai, reguliarus tempimas, svorio kontrolė – tai nėra vienkartiniai veiksmai. Tai protingi įpročiai, kurie apsaugo nuo skausmo ir leidžia mums laisvai judėti kiekvieną dieną. Taigi, priėjome prie pabaigos ir dabar esminis klausimas, kurį verta savo užduoti, yra būtent šis. Šioje apžvalgoje mes aptarėme viską, nuo priežasčių ir simptomų iki pačių moderniausių sprendimų. Dabar visos žinios yra jūsų rankose, belieka jas panaudoti ir susigrąžinti tai, kas svarbiausia – judėjimo laisvę.